Sveikos merginos, šiandieną gaminsime skanias bandeles, kurias galėsite valgyti tiek pusryčiam, tiek pietums. Ir tuo pačiu galima, aš sakyčiau, taip nuodėmingai pasilepinti pusryčiams, ar ne, su arbata, jeigu tikrai skubat arba savaitgalis ir norisi pasimėgauti. Tai mums reikės, čia pas mane yra varškės. Pas mane yra riebumas 4 procentų, tai čia apie 220 varškės, 1 kiaušinio, stevijos saldiklio, kepimo miltelių, vanilinio, cinamono. Aš naudosiu speltų miltus, tai speltų miltų vėlgi žiūrėsim, kiek čia mums reikės, tik tai suminkimui, kad ne per daug neperkrauti. Jūs galite naudoti avižinius dribsnius arba neturit susimalkyti, bus miltai arba dar kažkokiu tai sveikų ar ne avokado aliejus, kurį papurkšim, kai dėsim savo bandeles. Na ir pradėsim nuo proceso. Tai pirmiausiai varškę dedame į mūsų indelį. Čia įmušame kiaušinį. Pas mane tokie dvinukai. Aš čia iš karto pilu kepimo miltelio apie pusę šaukštelio. Toliau stevijos, tai aš saldžiai nenoriu, tai apie kokį šaukštelį, kas mėgsta saldžiau deda daugiau, cinamono, irgi apie maks šaukštelį. Čia pasiliksim vėliau cinamono su mūsų stevija, dar mums jo prireiks. Taip pat pamiršau paminėti, kad reikės mums kočėlo ar ne išminkimui. Šiek tiek. Tai viską sumaišom. Aš maišau su šakutė ir dar patrinu, nes noriu, kad kuo mažiau gumuliukų liktų. Kas nenori, tai galim susiblenderiuoti, ar ne? Tai iš viso, kad būtų kaip kremas. Aš labai mėgstu, kai būna kremas. Šį kartą darysiu, kad būtų su gumulėliais, skaniau. Kiekvieną kartą vis skirtingai, įdomiau. Ir čia pas mus bus tokios bandelės, širdelės. Iš tikrųjų labai mėgdavau parduotuvėje, Maksimoje nusipirkti, jeigu žinote, tokios su cukrumi ir šiek tiek, ten daugiau gal sakyčiau su cukrumi, o mes čia šiek tiek darysime su cinamonu, čia aišku daug neišeis mums, bet kad kaip tik pasilepinimui. Na, va, sutryniau, čia dabar paimsiu šaukštą naudots. Labai paprastai, kai sako greitai, paprastai ir nereikia čia mums žaisti, dedame miltų. Aš dabar čia. Mums svarbiausia, kad tas sukibimas būtų. Nereikia labai kietai, kad daug miltų neprikrauti. Žiūrim pagal situaciją. Aš čia dar biškį pyliau. Dažniausiai mano naudojami miltai, tai speltų miltai. Aišku, aš turiu avižų, tai irgi galėčiau jas susimalt. Bet tiesiog dabar naudosiu šitus. Tai pasimsiu kočėlą. Ok, čia pasiruošiau. Dabar aš tai ūkiškai ant stalo savo pasibarstau. Šiek tiek miltų. Čia šiek tiek teks mums paminkyti, ar ne, kad nepriliptų dar šiek tiek į rankas. Aš labai nenoriu dėti daug miltų, kad nebūtų ta tešla tokia jau kieta, tai tiesiog atsargiai išsiemu ir tada jau svarbiausia man sukibimas, kad aš jausčiau tą varškės skonį, tai aš labai nemėgstu ją
sukietinti patys šią tešlą. Va, mums svarbiausia toks sukibimas, plus miltų daug nereikia. Tuo pačiu ir jos bus tokios minkštesnės, skanesnės, jausime tikrą varškę, o ne vienus miltus. Gerai, čia dabar kočiuojam tokią pailgą dešrą. Taip. Ok. Čia mes dabar susipjaustysime ją. Tokiais kaip kelių centimetrų. Kokių 5-6 centimetrų ilgio atstumu. Ir dabar kiekvieną mes ją apvoliuojame šiek tiek miltais. Paspaudžiam, kočiosime tokį blynelį. Švelniai. Ir tada jau darysim. Tai kad nepriliptų, galite, kas mėgsta aliejum patepti, aš šiek tiek mėgstu. Nedaug. Su miltais. Gerai. Ir čia mums reikia šiek tiek pabarstyti cinamono ir stevijos. Tai aš taip iš indelio, iš akies taip ir barstau. Čia vėlgi irgi iš akies, kad tas saldumas būtų. Tiesiog dabar aš susuku į tokį rulonėlį, suvyniojame. Biškį prilipo man. Gerai. Suvyniojom. Kad nepriliptų galima dar. Iš ilgio ir suglaudžiam jas. Padedame. Čia įpjauname iki viduriuko. Ir tiesiog gražiai praskleidžiame. Labai jau čia man prilipimas gaunasi. Tai tiesiog gaunasi, va, aš nežinau, ar jūs čia matot ką nors. Nelabai turbūt matosi, ar ne? Tuoj pabandysiu kitą. Aišku, truputėlį gali ardytis, nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai mažiau mėgstu, tai vėlgi žiūrėkit pagal situaciją. Toks blynelis turėtų būti pailgas, iškočioti jį gerai. Ir čia vėl cinamono. Čia šiek tiek dėl skonio mums saldumo stevijos suvyniojame. Vyniojam į ritinėlį. Viską suvyniojam, paspaudžiam, pailginam, paplojam. Ir dabar tiesiog kartu suglaudžiam. Čia paimam ir pastatom ant šoniuko. Ir tada perpjaunam iki pusės. Ir tiesiog praskleidžiame.
ir bus tokia kaip širdelė, praskleidžiam. Čia per tą. Čia biškį suplojam, kur nedapjovėme, o čia praskleidžiam taip gražiai. Ir gaunasi tokia kaip, sunku parodyti, suplota bandelė. Jeigu ir nelabai ten kažkas tai gausis, tai kaip pasakyti, tik su praktika ar ne. Pas mane tokia tešla mažiau miltų. Tai šiek tiek natūraliai pabyra, nes varškė tokia, kad jinai limpantis daiktas. Ir jai visada tų miltų atrodo negana. Oi, kaip čia man. Ir jų nesinori labai daug dėti. Kitas dalykas. Gerai. Tiesiog daugiau miltuose apvoliuoti ir viskas tiesiog bus nuostabu. Gerai. Cinamonas. Suvyniojam. Aišku, kai jūs kočiosite, tai geriau, kad iškočioti kuo ilgesnį, kuo didesnį blynelį. Nes aš dabar kaip suvynioju, tai man reikia tiesiog jį kaip ir pailginti, ar ne? Ta prasme, paploti. Paspausdinti, kad jis toks ilgesnis būtų. Ir kartu suglaudžiam. Čia pastatome ant šoniuko. Iki pusės perpjauname. Geriau, kad būtų koks jau. Ir praskleidžiame. Geriausiai būtų, kad peilis būtų kuo aštresnis. Čia viduriuką praskleidžiame, o čia, kur nedapjovėm, tiesiog suplojam, ar ne? Tai gausis tokia kaip, nežinau, ar čia man į širdelę gal nelabai panašu, bet širdelės formos kažkas tai, ar ne? Estetika gal nėra labai kažkokia tai įspūdinga. Tai čia ne kažkoks restoranas, tai viskas, kas paprastai, namūdiškai. Gerai. Ir susukam. Ir taip visus padarysim, tai čia pas mane... Taip sakyčiau, čia kiek pas mane 5, 8. Priklausomai vėlgi nuo kokio dydžio darysit, taip 8 išeina. Suvyniojau. Sulenkiau. Pastačiau ant šoniuko, suplojau. Perpjoviau per pusę iki pusės. Išskleidžiau tą viduriuką. Šitą suplojau. Viduriuką išskleidžiau. Čia jau, nežinau, čia nebus kaip širdelė jau, bet kažkas panašaus, kai sako. Prie širdelės gulėjus, kai sako. Gerai. Čia man dar biškį miltų reikia, nes
lipimas prasideda. Gerai. Jums, jeigu gražiau gausis, tai pasidalinkit, tai irgi bus malonu, fainai pasižiūrėti, kaip jums irgi sekasi, kaip jūs išsikepėt, kaip jūsų šedevrai atrodo. Aš tai taip paprastai, kartais tikrai ir man nesigauna, ar ne, tai čia irgi normalus dalykas. Ir sulenkim ant šoniuko, paplojam, per pusę įpjaunam. Išskleidžiame. Dieva. Niuma. Ai, kaip nosį panyžo, nes dar sloga mane nepalieka ramybėj. Žaidimas, bet nieko. Kartais ir pažaisti tenka. Iš tikrųjų nepatepiau blėtelės, bet nieko. Vis tiek sviestinis popierius, tai nuo jo lengvai atšoka, arba galima naudoti tą tokią silikoninę. Tai dar iš viso geriau. Labai lengvai nusiema, neprilimpa visiškai. Ok. Taip, sulenkiau, ant šoniuko pastačiau. Įpjaunu. Išskleidžiu ir suformuoju. Taip va čia suploju. Suformuoju va. Pažiūrėkit, širdelė kažkokia, ar ne? Paskutiniai mūsų pasižaidimai. Savaitgalio pasižaidimas, tai galima, kai sako, ir pažaisti šiek tiek. Kodėl ir ne? Darbo diena tai ne taip, kai sako, visi užimti esame. O savaitgalį galima ir daugiau savo laiko paskirti. Kad jau ir virtuvėje pasisukti, pasimėgauti. Kepiniais, kai sako, kad ir mažais kiekiais, ir nebūtina, kai sako, čia mums kepti labai kažko tai daug ir kažko tai išradingo, ar ne? Va, kad tokie ir greiti, bet sausainiai iš varškės labai super gerai ir nereikia čia labai jau ilgai kažkokių specialių ir produktų ir ilgai žaisti ir daryti. Tai ir pakankamai čia baltymų, nes iš varškės kiaušinis plius yra. Tai jau gausite irgi tikrai naudingų baltymų. Na ir viskas.
Tokios ir mūsų tos širdutės. Einu aš rankas greit nusiplausiu. Ir ką, ir kepsime 30-40 minučių. Patepsime, paskui pakepam 50 minučių, patepsime kiaušinio arba baltymu, arba pačiu kiaušiniu išplaktų. Galima šiek tiek nedaug pienukų patepti. Tai vėlgi, nežinau, ar matosi čia, tokios vat bus kaip ir bandelės. Tai ką, dedame į orkaitę ir kepam. Tai tikiuosi išbandysite, paprastos, sveikos, geros, aišku. Nėra galbūt pernelyg labai jau didelio čia grožio, ar ne pas mane. Tikiuosi pas jumis išeis daug gražiau negu pas mane ir tikrai pasitaiko ne vien tik ir jum, ir man, ar ne, kad ne visada estetiškai gaunasi gražiai. Tai vėlgi čia yra menas, mokomės, ar ne. Kai sako, visur su praktika viskas ir ateina ir taip ir stengiamės kas kartą, ar ne. Tai ką, linkiu gražaus tada savaitgalio ir tariu jau iki sekančio karto. Iki merginos.